Jeigu reikėtų dviem žodžiais apibūdinti Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos bibliotekos veiklą, tai būtų neįtikėtina ir įkvepianti. Neįtikėtina, kaip vienas žmogus sugeba įkvėpti visą mokyklą dalyvauti įvairiuose konkursuose, skaitymo skatinimo programuose, kituose renginiuose, o svarbiausia randa tam laiko, resursų ir motyvacijos. Bet to tai puikus pavyzdys, kai bibliotekininkas, net ir atokiai įsikūrusioje mokyklos bibliotekoje, sugeba organizuoti puikius renginius, pasikviesti visoje šalyje žinomų žmonių ir dovanoti moksleiviams bei jų tėveliams tokias šventes, kokių gali pavydėti net didmiesčio bibliotekos. O viso to kaltininkė – energinga ir veikli bibliotekininkė Danutė Miknevičienė. Labai myliu savo mokyklą ir jos vaikus. Puikiai pažįstu tėvelius ir senelius ir labai trokštu įrodyti, kad ir kaimo vaikai yra niekiek neprastesni už didmiesčių. Todėl kviečiu savo mokyklos mokinius dalyvauti įvairiuose konkursuose ir labai džiaugiuosi, kai pasiseka jiems laimėti. 2007 metais mūsų mokyklos mokiniai labai aktyviai įsijungė į Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotą akciją Draugauk su knyga, atrask lietuvišką knygą. Net 17 mūsų mokinių tapo respublikiniais nugalėtojais ir vyko baigiamąją šventę Vilniuje. Sekančiais metais pasiryžome dar aktyviau skaityti knygas ir pelnėme pagrindinį prizą – edukacinį spektaklį teatriuko Keliaujantį kalvio pasaką į mokyklą. Prieš 10-12 metų pradėjome vaikus mokinti to, ko galbūt ne visi labai nori, tai būtent skaityti knygas. Mūsų uždegė šiam darbui, paskatino mūsų bibliotekininkė Danutė. Palaipsniui į mokyklą kasmet vis atvažiuodavo įdomius žmonės, tai kaip Kęstutis Kasparavičius, Vytautas V. Landsbergis, Justinas Žilinskas, poetė Degutytė. Šiemet sulaukėme menininkės Nomedos Vačėnaitės ir nuostabios aktorės Doloresos Kazragytės. Ir tai mūsų veiklą padarė įdomią, paskatino vaikus tam ruoštis, to laukti, to norėti. Bet palaipsniui pastebėjome tokį dalyką, kad į tą veiklą įsitraukia ne vien tik tai mokytojai, ne vien tik vaikai, įsitraukia visa mokyklos bendruomenė, tėveliai. Vis daugiau matome tėvelių ateinančių į mokyklą ne tik švenčių metu. Kartu jie su vaikais skaito knygas, kartu vaidina. Aktyviai dirbanti biblioteka ir visos mokyklos bendruomenė skatina moksleivius dalyvauti rajoniniuose ir respublikiniuose projektuose. Nuo 2007 metų biblioteka dalyvauja akcijoje Metų knygos rinkimai. Kartu su tėvais garsiai skaito knygas, gamina patikusių knygų personažus, kuria knygų reklamas ir pristato jas mokyklos bendruomeniai. O kur dar viktorina, atspėk iš kurios knygos, ar popietės prie arbatos puodelio aptariant perskaitytas knygas. Jau 11 metus mokyklos bendruomenė dalyvauja Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje, kasmet praturtindama savo žinias įdomiais faktais apie kaimynų skandinavų gyvenimo kultūrą. Mokiniai skaito Šiaurės šalių rašytojų kūrybos ištraukas, patys gamina dekoracijas. Vyresnieji mokiniai jau seniai pamėgo vakarus, kuriuose yra parodijuojamos skandinavų muzikos žvaigždės, o 6-10 klasių moksleiviai kuria vikingų nuotykių komiksus. Tradicija tapo, pasitinkant Šiaurės šalių bibliotekų savaitę, puošti mokyklos koridorių nišas meninėmis kompozicijomis. Mokiniai su mokytojais kuria linksmą knygų reklamą, o nišuose įkurdina komiškuosius Šiaurės šalių vaikų rašytojų knygų personažus. Mamulę Mū ir Varną, Nutrūktgalvį Emilį, Storulį Karlsoną, Išdykėlę Pepę. Kartu ruošiamės Eurovizijos konkurso dainas, dainuojame, repetuojame ir atliekame jas per vieną iš dienų, tai yra Šiaurės šalių karaokės diena būna. Mažesnieji vaikai pasiruošę tokie kaip po beždžioniukų diskotekai, tai jie daugiau parodijuoja šiaurietiškas dainas. Jau daug metų dainuoju dainas per Šiaurės šalių bibliotekų savaitę. Tai šis renginys vyksta visą savaitę ir mes per ją ne tik dainuojame gyvai, bet ir gaminame įvairius Šiaurės šalių patiekalus. Skaitome Žvakių šviesoje
aptarėme daugą, kai kurie mokiniai taip pat ir aš darome skaidres pagal temą ir jas pristatome. Taip pat skaitėme knygas apie raganas, rinkome raganiškus lipdukus, dalyvavome raganų puotoje, kur persirengę raganomis, šokome, būrėme, dainavome, kūrėme įvairius burtus, gaminame raganiškus patiekalus ir raganas lėles. Biblioteka taip pat skatina visą mokyklos bendruomenę dalyvauti Lions klubų Lietuvoje skaitymo skatinimo renginiuose. 2013 metais vėlgi mūsų mokiniai labai aktyviai įsijungė į Tarptautinės Lions klubo asociacijos ir bibliotekininkų draugijos paskelbtą konkursą Skaitymas, sėkmė ir džiaugsmas. Ir labai smagu, kad net 3 iš mūsų mokyklos vaikai tapo šio konkurso nugalėtojais, o viena netgi laimėjo pagrindinį prizą. Labai mėgstu skaityti įvairias knygutes, labai daug aš jų skaitau, dalyvauju įvairiuose renginiuose. Na ir štai pakvietė mane bibliotekininkė pavasarį ateiti į renginį. Ir aš parašiau recenziją vokiečių rašytojo Jeronimas Varlė Pasaulis to laukia. Na ir atėjau po atostogų į mokyklą ir man pasakė, kad laimėjau planšetinį kompiuterį. Noriu, kad mūsų vaikai skaitytų pačią geriausią, vertingiausią, gražiausią literatūrą. Todėl kiekvienais metais kviečiu mokytojas, rašome paraiškas metų knygos rinkimam. Gauname šias knygas, jas skaitome, diskutuojame, vertiname, balsuojame. Taip pat labai noriu, kad mūsų mokyklos mokiniai turėtų galimybę pabendrauti su pačiais geriausiais, garsiausiais Lietuvos rašytojais, dailininkais, aktoriais. Todėl vėlgi būrėmės mokytojų komandą, rašome skaitymo skatinimo projektus ir labai džiaugiamės, kai juos laimim, stengiamės organizuoti įdomius susitikimus. Šiemet mokyklos biblioteką aplankė žinoma Kauno dramos teatro aktorė ir rašytoja Doloresa Kazragytė, bei žinoma kūrėja ir rašytoja Nomeda Marčėnaitė. Doloresa Kazragytė papasakojo vaikams apie teatrą, vaidybą, persikūnijimo meną, o savo pasakojimus iliustravo specialiai parengtų pasirodymų. Nomeda Marčėnaitė su moksleiviais kalbėjo apie tai, kaip gimė jos knyga Lėlė, skaitė ištraukas, o vėliau vertino meninės kompozicijas, kurias sukūrė pasakų įkvėpti moksleiviai. Tačiau tai tik viena iš Alizavos pagrindinės mokyklos bendruomenės skaitymo skatinimo projekto Pasaka kartų tiltas dalis. Ar jums kada nors teko dalyvauti šeimų varžytuvėse? Ir knyga žymiai gražesnė, ir pasaka įdomesnė, kai jis skaitoma kartu su artimais žmonėmis – mamyte, tėčiu, močiute ar seneliu. Taigi, visi pradinių klasių mokinių tėveliai ir seneliai buvo pakviesti skaityti pasakų knygų, o netrukus įvyko ir šeimų varžytuvės. Komandos turėjo pristatyti savo pasaką ir pagamintą pasakos veikėją, paruošti po klausimą varžovams, įkomponuoti į savo pasaką pasirinktą senovinį buities rakandą ir atsakyti į viktorinos klausimus apie pasakas. Šeimos atvyko rimtai pasiruošusios, o scenoje atgimė pasakos, kaip vilkas uodega prišalo, Pinokis, Rudžio ir Gudrės nuotykiai, Pagrandukas ir kitos. Iš viso varžytuvėse dalyvavo 9 šeimos, o visi žiūrovai vos tilpo į salę. Projektas Pasaka kartų tiltas tai puikus pavyzdys, kaip mokyklos biblioteka vienija skirtingas kartas bendram tikslui. Juk seneliai turėjo sutarti su savo vaikais ir anūkais, kokia istorija atgims scenoje, drauge pavartyti ne vieną knygą, dar kartą prisiminti pasakas bei jose slypinčius pamokymus, o svarbiausia, kartu sukurti personažus, kurie atgimė jų šeimos pasakoje. Toks projektas skatina ne tik dar kartą atsiversti knygą, atverti bibliotekos duris, bet ir kartu su pačiais brangiausiais žmonėmis turiningai bei naudingai praleisti laiką. Alizavos pagrindinės mokyklos moksleiviai aktyviai įsitraukė bibliotekos gyvenimą nuo pat 1 klasės, kai tik įžengė į mokyklą. Bibliotekininkė Dadutė yra tokia labai linksma, nuoširdi. Įvairiuose konkursuose leidžia dalyvauti. Labai tokia gera bibliotekininkė. Ir knygučių tokių gražių įvairių pasiūlo. Vienu žodžiu, gera bibliotekininkė. Danutė yra labai aktyvi ir labai visą laiką traukia į visokius renginius, visą laiką liepia parašyk tą, parašyk aną ir visą laiką
beveik visą laiką gaunam kokius nuopelnus. Ir tai tik maža dalis įkvepiančių projektų, kurie yra vykdomi šioje bibliotekoje. Daugiau apie juos ir kitus renginius galite sužinoti užsukę į mokyklos bibliotekos svetainę. Ten pasisemsite ir įkvėpimo bei idėjų. O bendrakeleivių paieškoti teks savo bibliotekoje. Mokytojai, tėvai ir aišku moksleiviai. Tai tie žmonės, be kurių nevyktų visi išvardyti stebuklai. Šią sėkmės formulę daugiau nei prieš 10 metų atrado Alizavos mokyklos bibliotekininkė Danutė Miknevičienė. Nepamirškime, kad viskas įmanoma, jei tik to nori ir sieki savo svajonės. Iki susitikimų kitose įkvepiančiuose Lietuvos mokyklų bibliotekose.